Taigi kalbiname Lietuvos rinktinės trenerį Almantą Savonį. Sakykite, kaip praėjo treniruočių stovykla visų pirma? Praėjo labą dieną, praėjo labai gerai, dirbom labai stipriai, vyrai labai stengiasi, matėsi, buvo labai motyvuoti, visi žinom, kad laukia sunkios rungtynės, taigi darbas vyko sklandžiai. Kokį įspūdį paliko Belgijos rinktinė per pirmasis dvi rungtynės ir ko galima tikėtis iš šios komandos? Pirmosios rungtynės prieš Norvegus, manyčiau, tai buvo tik tai apsičiupinėjimas vadinamas, reiškia, jie kažką bandė, kažką ieškojo tos optimalios galbūt sudėties, aš taip įsivaizduoju, nes tos dvi rungtynės, žiūrint video, yra visiškai skirtingos. Su prancūzus jis sužaidė puikias rungtynės, be klaidų. Ir tai bent jau man leidžia sakyti, kad tai yra labai rimtas varžovas ir aš asmeniškai laukiu tikrai labai sunkios kovos. Ar galima tikėtis, jog būtent Lietuvos rinktinės aukštūgiai žaidėjai toliašaudė vadinamo artilerija gali tapti pagrindiniu mūsų komandos ginklu? Aš sakyčiau, reikėtų pradėti nuo gynybos, nes kadangi jeigu jie taip žais, kaip žaidė prieš prancūzus, tai mūsų didžiausia problema, tiksliau ne problema, o darbas turi vykti gynyboje. Manau, kad užpulti mes sugebėsim, nenoriu sakyti, gynyba buvo visą laiką mūsų stipresnė pusė, bet šiuo metu manau, kad 7-6 yra naujoviškas tas vadinamas rankinis, kur tikrai labai sunku apsiginti. Taigi, pirmiausia, pradėkime nuo gynybos, paskui bus matyti. Ar galima teikti, jog pagaliau šį kartą į Belgiją išvykstame pačios stipriausios pagrindinės sudėties? Manau, kad taip, Karolio Stropaus nėra, tačiau visi vyrai, kurie buvo kviesti, atvažiavo ir pakankamai gerai nusiteikė. Nėra traumuotų tokių labai stipriai, vienas kitas šiek tiek treniruočių metu kažką susižeidė, bet tai nėra kažkas labai stipraus. Taigi, manau, kad mes esame šiuo metu stipriausius. Taigi, kalbiname Lietuvos rinktinės vartininką Vilių Rašymą. Sakyk, Viliau, kaip praėjo tos treniruočių dienos su rinktine? Gerai, manau, kad tikrai padarėm gerą darbą, kiek tai leido galimybės ir ką treneris norėjo, ten ką akcentavo, tą, manau, gan neblogai atidirbom ir išpildėm ir dabar ką esam pasiruošę žaisti. Visuomet netyla kalbos, jog vartininkai yra stiprioji Lietuvos rinktinės kaip ir pusė. Ar pats jauti didžiulę konkurenciją komandoje? Na, taip, vis dėlto esam kiek 4 vartininkai ir dabar bent jau stovyklą dirbom 4 ir vis tiek visi nori pasirodyti, visi nori žaisti, tai reikia stengtis visą laiką. Ar belgų puolėjai patį kažko gali nustebinti? Manau taip, kad gali, nes vis tiek jie, kaip ir matėm, su prancūzais sužaidė įspūdingas varžybas ir tikrai reikės super ir mums sužaisti, kad galėtumėm išsivežti teigiamą rezultatą. Visi kalba, jog kietas žaidimas, komandos vienybė yra mūsų stipriosios rinktinės pusės. Sutinki su to? Tai didžiausia mūsų stiprybė, kaip ir visą laiką būdavo, taip ir dabar yra. Visi tiesiog stengiasi vienas kitą palaikyti ir kai kaip sakant, atsiranda tas bendras tos kovos jausmas ir tada mūsų rezultatai visai kitokie būna. Gerai, dėkui. Sėkmės.